Sveiki iš Briuselio. Ką apie Jungtinių Amerikos valstijų prezidento sprendimą sudaryti sandorį su karo nusikaltėliu rašys istorikai, šiandien aš nežinau. Žinoma, priklausys nuo to, kuo ta istorija pasibaigs. Šiandien to nežinom, todėl ruoštis turime ir patiems blogiausiems išbandymams ar atvejams. Aš vis dar tikiu Jungtinių Amerikos valstijų demokratiją ir viliuosi, kad bent jau kongrese atsiras jėgų, o gal jau ir atsiranda po vieną kitą, kad galėtų sustabdyti tą pavojingą prezidento Trump aplinkos žaidimą. Ar galėjo istorija pasisukti kitaip? Galėjo ir dar gali beje. Iš esmės yra du pasirinkimai. Vienas ir jis vienintelis teisingas, galintis atnešti ilgalaikę taiką Europai, tai tiesiog įveikti blogį. Suvienyti visų demokratijų pajėgas, pastangas ir įveikti blogį. Kitaip tariant, sugrąžinti tarptautinę teisę į pasaulio darbotvarkę. Antras variantas - iš esmės bent jau iš dalies pasiduoti, pripažinti, kad esam silpni, tam, kad įveiktume blogį ir pripažinti to blogio egzistavimą, netgi padedant jam plisti. Kol kas prezidentas Trumpas yra pasirinkęs antrąjį kelią - sandorį su blogiu, galvodamas, kad tas karas yra toks eilinis konfliktas, kokių daug yra kur nors Afrikoje, Azijoje ar dar kur nors. Bet iš esmės tai yra Putino gelbėjimo planas. Putinas nėra toks stiprus ir jisai tikrai nelaimi šito karo. Deja, bet yra kaip yra ir tuo būtent todėl ir vadinu dabartinį Vašingtono kursą Putino gelbėjimo planu. Tačiau man atrodo, kad didžiausia tikimybė yra, kad sandorio, kokio tikisi prezidentas Trump, iš viso nebus. Nes labai blogo sandorio prezidentas Trumpas pasirašyti negali. Aš neįsivaizduoju, kokios pasiekmes ir jam pačiam būtų. Gali būti kita bloga išeitis, kurios tikrai norėtų Putinas. Jei sandorio nebus, tai Jungtinės Amerikos valstijos tiesiog visai nusiplaus rankas ir paliks Ukrainą su Europą vienas kovoti su šituo blogiu. Putinui tai būtų gera išeitis, bent jau kol kas. Antradienį prieš derybas su prezidento Trump pasiuntiniais Putinas atvirai pagrasino Europai, tai vieninteliai likusiai Ukrainos atramai, pagrasino karu. Aišku, grasinimų Europai dezinformacijos banga per Kremliaus kanalus liejasi jau kurį laiką. Beje, panašaus intensyvumo banga, kokia buvo prieš ukrainiečius iki 22 metų. O tame grasinimų Europai ir dezinformacijos prieš Europą sraute Baltijos valstybės mes esame smaigalyje. Mus, lietuvius, latvius ir estus, vadina naciais, fašistais, su pavardėmis beje. 3 iš Baltijos valstybių deleguoti komisarai vadinami nacių nusikaltėliais. Atvirai, atviru tekstu. Pilasi baisi neapykanta. Kai kas sakysite, gi čia nieko naujo. Iš tiesų, turinyje nėra kažin ko labai daug naujo. Tačiau intensyvumas, kuriuo skleidžiama šita dezinformacija ir šita neapykantos banga prieš mus, intensyvumas tikrai yra didesnis pastaruoju metu. Ir šiomis sudėtingomis aplinkybėmis aš su siaubu žiūriu į Lietuvą. Dar niekada nebuvo tokios blogos jausenos. Nors ne, šiek tiek klaidinu. Gal panašiai jaučiausi 1992 metų rudenį, kai Brazausko komunistai, pasivadinę Demokratinę darbo partiją, priešlaikiniuose rinkimuose nušlavė sąjūdį. Tuomet tikrai atrodė, kad atėjo pabaiga mūsų viltims ištrūkti iš komunistinių gniaužtų, iš Rusijos gniaužtų, bet pavyko. Kodėl pavyko? Nes pavyko tuos
laimėjusius Brazausko komunistus prispausti, kad neišsuktų iš kovo 11-osios kurso. Tiesa, korupcija buvo baisi, vyko komunistinė privatizacija, kas beje juos ir nubloškė vėliau nuo valdžios, tačiau ta kryptis kovo 11-osios nebuvo sugadinta negrįžtamai. Kuogi situacija šiandien panašiai tuomet buvusią, nors be abejo esame jau visiškai kitoje saugumo ir integracijos į vakarus erdvėje, pabandysiu paaiškinti. Su savo jaunomis pagalbininkėmis Europos parlamente irgi pasikalbam apie Lietuvos reikalus. Ta naujoji jau nepriklausomos Lietuvos karta labai jaudinasi dėl prasidėjusių pavojingų procesų jų tėvynėje. Aš pati kiek nustebau, kad jaunajai kartai nuoširdžiai nesuprantama, kodėl socialdemokratai taip elgiasi, ko jie siekia. Mane gal kiek nustebino, kad jaunus žmonės stebina socialdemokratai, mat mano kartos tai nelabai stebina. Nuo pat nepriklausomybės laikų Brazausko partija ir jos palikuonys buvo tik apie vieną dalyką – apie valdžią. Jokios pasaulėžiūros, ar tuo labiau socialdemokratinės ideologijos Brazausko partijoje niekada nebuvo. Užaugo nauji brazauskiukai, o partija tokia pati, tik apie valdžią. Taip, kaip buvo per visą sovietmetį, taip, kaip buvo nuo pat kovo 11-osios. Net, ką čia kalbėti, net ir sovietmečių, jiegi nebuvo jokie idėjiniai. O tuo labiau po kovo 11-osios jokių naujų idėjų niekada nei kėlė, nei galvos dėl jų suko. Jiems politika buvo ir yra tik apie valdžią. Tik apie valdžią. Socialdemokratų vardą Brazausko partija įgijo prarijusi negausius Smetonos laikų partiją atkūrusius sąjūdiečius ir taip pakliuvo po europinių socialistų skėčių. Kitaip tariant, sovietiniai komunistai tapo europietiškais socialistais be jokio europietiško socialistinio turinio. Jokio. Nėra europietiškų socialistų Lietuvoje. Yra tik iškaba. Pavadinimas. Smetonos laikų socialdemokratinis palikimas, kaip koks kraitis, buvo atiduotas Brazauskui mainais į valdžią. Tai nedideliai socialdemokratų, tų tikrųjų socialdemokratų grupiai. Ir beje, tai padarė, visi žinom, kas tai padarė. Tai padarė Aloyzas Sakalas, tai padarė Vytenis Andriukaitis, Juozas Olekas ir kiti. Tai jie perdavė socialdemokratų vardą tiems buvusiems komunistams. Taigi, iš esmės ir dabar Lietuvoje tebėra ta pati Brazausko tipo partija, savo prigimtimi turinti vienintelę ideologiją – būti valdžioje. Ir norint paaiškinti jauniems žmonėms, kodėl socialdemokratai taip elgiasi, kodėl jiems reikia Žemaitaičio, kodėl jie nutarė perimti nacionalinį transliuotoją, kodėl jiems tinka premjerė be jokio turinio. Tai šita istorija, kurią pasakojau, yra labai svarbu. Tai yra kontekstas. Noras išlikti valdžioje ilgiau nei ši kadencija yra pagrindinis dabartinių socialdemokratų tikslas. Ne padaryti svarbius darbus, bet tiesiog būti ir išlikti valdžioje. Net šiomis istoriškai sudėtingomis aplinkybėmis, apie kurias jau kalbėjau pradžioje, iš esmės egzistencinėmis mūsų tautai aplinkybėmis, jiems svarbiausias tikslas – valdžia bet kokia kaina. Ir tie Žemaitaičio pasiūlymai užvaldyti nacionalinį transliuotoją yra socialdemokratų plano išlaikyti valdžią ilgam sudėtinė dalis. Todėl nesuklyskite, matydami tik Žemaitaitį. Beje, Žemaitaitis irgi yra ta pati brazauskininkų atšaka, toks bolševikinio tipo, komunistų priešakinis būrys. Juk jo istorija Pakso partijoje. O Paksas tai visa rusiško purvo politinė puokštė Lietuvai. Na, labai gaila tą pasakyti, bet panašiai yra ir su mūsų valstybės prezidentu. Jis irgi tik apie valdžią, apie save valdžioje, ne apie idėjas.
Žmogus, kuris stojo į komunistų partiją jau prasidėjus sąjūdžiui, aš nežinau, ar gali būti kitoks. Jis ir tuomet ėjo ten dėl valdžios ir dabar yra tik apie valdžią. Todėl ir jam reikia kontroliuojamo nacionalinio transliuotojo. Juk prezidentas ir pradėjo tą darbą pirmas, kai Lietuvos radijo ir televizijos tarybos pirmininkus prastūmė savo komandos žmogų, Mindaugą Jurkyną. O paskui per savo buvusią patarėją Segalovičienę, kurią paskyrė į valstybės kontrolės vadovės, sukūrė sąlygą siautėti gerai žinomam Artūrui Skardžiui, žmogui, kurio paskirtis politikoje griauti. Dar viena labai sena brazauskininkų praktika šioje partijoje, apie kurią nebuvo girdėjusios mano jaunosios padėjėjos, tai partiečių įdarbinimas institucijose. Tam, kad socialdemokratų valdžia būtų stipri, reikia, kad visur dirbtų socialdemokratų partijos nariai. Toks jų moto. Savivaldybėse jie jau seniai tai padarė. Žmonėms duodami ultimatumai, jei nori dirbti, stokį partiją, kaip sovietmečiu. Nori darbo tegu ir valytoje socialdemokratų savivaldybėje, stokį partiją. Matėme, kaip perlaužė užsienio reikalų ministrą Budrį. Jis pats išsisuko nuo stojimo į partiją, į socialdemokratus, nors buvo toks reikalavimas, tačiau turėjo atleisti tikrus profesionalus viceministrus, nes socialdemokratai liepė įdarbinti savo narius arba jų žmonės. Svarbiausia priemonė išsilaikyti valdžioje – institucijų užvaldymas pagal partinę priklausomybę. Nereikia profesionalių žmonių, reikia savų. Tai yra akivaizdus institucijų griovimo reiškinys, kuris yra itin pavojingas dabar karo akivaizdoje. Valdžiai išlaikyti socialdemokratams reikia tokių kaip Žemaitaitis. Jie niekada nesibodėjo panašių. Jiems reikia buldozerio, kuris daužytų konservatorius, kuris pramuštų demokratijos saugiklius, nes patiems reikia išlikti su tokia padoresnė kaukė. Ta jų kaukė, tokio neva padorumo kaukė, tiek prilipo, kad jie sugebėjo susikurti visai padorios sisteminės partijos įvaizdį. Todėl jauni žmonės ir klausia, kodėl socialdemokratai taip elgiasi, nes išorė tai lyg ir kitokia. O va todėl ir elgiasi taip, kad juos vienyje tik vienas vienintelis tikslas – valdžia bet kokia kaina. Valstybė jiems nėra apie idėjas, apie protingus ir veržlius piliečius, apie jų telkimą, svarbiausia valdžia, net ir skaldant tą tautą. Bandau įsivaizduoti, kaip būtų, jei čia vėl ateitų svetimi pas mus į Lietuvą. Bijau, kad likti prie valdžios jiems būtų svarbiausia.